Sveiki, čia Miško istorijos. Aš esu Gediminas Petkus, ornitologas, ir čia Ignalinos miškuose kalbinu valstybinių miškų urėdijos girininką Joną Barzdėną. Sveikas, Jonai. Sveiki. Labai malonu Jūs matyti. Jonai, aš tiek esu daug visokių girdėjęs miškų susijusių profesijų. Eigulys, miškininkas, girininkas. Ką būtent girininkai daro? Gal reikėtų pradėti, kad Lietuvoje yra šiuo metu 193 girininkijos. Oho. Žodžiu, ta Lietuvos teritorija sudalinta būtent į tiek dalių. Ir girininkas atstovauna, tiksliau valdo vienos tos dalies miškus. Vadinasi, 193 dalį Lietuvos valstybinių miškų. Nieko savo, tai jūsų tokia didžiulė bendruomenė. Mūsų nėra didžiulė bendruomenė. Mes esam vienas nuo kito pakankamai toli. Bet toj teritorijoje, kurioje dirbom, mes jau esame atsakingi praktiškai už viską, kas vyksta tose miškuose. Ir ką veikiate čia? Kaip ir kiekvienoj turbūt darbovietėj šiais laikais, ko gero vos ne pusė darbo laiko eina prie kompiuterio. Prie kompiuterio. Taip, tai yra duomenų suvedimai, ten brėžinių braižymai ir įvairių dokumentų kūrimas ir taip toliau. Bet lieka antra, gerokai tokia malonesnė, įdomesnė dalis, tai darbas miškuose. O darbas miškuose vėlgi tai yra ir gamybiniai reikalai, ir miško sodinimas, priežiūra, gamtosauginiai reikalai tame tarpe. Bet čia vienas malonumas turėtų būti dirbti miškuose, ar ne? Kiekviename darbe turbūt yra ir malonių dalykų, ir tų rutininių dalykų. Be abejo, kad miškuose smagu yra dirbti, bent mums. O kas, Jonai, jums maloniausia? Aš žinau, kad jūs esate tikras gamtininkas, mačiau nuotraukų, video įvairiausiose socialiniuose tinkluose. Turbūt kiekvienam miškininkui yra vienas iš smagiausių darbų miško sodinimas. Sodinimas? Miško sodinimas, miško atkūrimas arba kitų miškų šviežių įveisimas, tai yra be abejo, kad smagu. Kad kažką sukuri, kas lieka ateities kartom. O miškuose? Žmonės, kurie galvoja apie šitą profesiją, aš taip įsivaizduoju, miškininkai, girininkai, kurie dirba miškuose, turėtų sutikti žvėrių, paukščių. Kaip jums? Taip, miškai nesakyčiau, kad čia yra patys turtingiausi, nes daug ką lemia dirvožemis. Čia yra pušynai, smėlynai, tas dirvožemis yra skurdesnis, tai žodžiu, ir gyvūnų gal kažkiek yra mažiau. Bet yra čia pakankamai, jeigu minėt žvėris, tai ir vilkai, ir lūšys, ir briedžiai, ir barsukai, elniai, stirnos, danieliai, tų žvėrių užtektinai yra. Aišku, yra ir paukščių. O ką dabar žvėris veikia šiuo metu, šie išvardinti? Ar galima mums dabar vilką būt pamatyti? Ne, šansų tikrai praktiškai nėra. Gal užuodžia jis mus ar? Jau, užuodžia, girdi, žvėris šalinasi žmogaus visi. O ką žvėris veikia? Žiemojimas visiems gyvūnam yra pakankamai sunkus periodas. Jeigu šnekėt apie kanopinius žvėris, tai ten, kur vidurio Lietuva, kur yra daug žemkenčių, rapsų, sakykim, jiem kažkiek lengviau peržiemot. Pas mus laukų nėra, miško masyvas ir jie priversti maitintis jau beveik išskirtinai tik tai medžių ūglės, pumpurai, žievė ir panašiai. Periodas jiems tikrai sunkus. Sudėtinga jiems, ar ne? Dabar šiuo metu ypač tokį baltą paklotą matom. Pridrėbtas sniego kaip reikalas. Mes tuo įsiskiriam. Ignalinos kraštas yra labai sniegingas ir jeigu šiuo momentu gal ten kažkur ties Klaipėda ar Žemaitijoje to sniego beveik nėra pas mus, kaip matot, miške dar, kur nevažinėtas kelias nevalytas, dar džipai sunkiai važiuoja. Nepravažiuojate? Jo. O paukščiai ką veikia? Kalbėjom apie... Paukščiam irgi tiem, kurie liko, žiema yra pakankamai sudėtingas periodas. Irgi pirmiausia yra susirast maisto ir išgyventi žiemą. O girininkija padeda? Konkrečiai kiekvieno paukščio žiemą, jeigu šnekam apie kažkokį maitinimą, be abejo, prie girininkijos, prie namų lesyklas turim, bet
visą miško masyvę juk neįmanoma to padaryti. Nu, suprantama. O toliau jau galima, kalbant apie inkilus, apie ten apsaugos zonas, apie lizdus, taip, be abejo, girinkė prie paukščių išlikimo prisideda. Aš mačiau ir lesyklų yra, viename ir kitame miške pravažiuojant įrengta, gal daugiau arčiau prie girininkijos, bet o girininkija žvėreliam žiemoti. Ar tu turi įtaką, padedat ten ėdžios kokios statomos ar ne, ar dabar to atsisakoma, nes čia vėlgi yra skirtingos nuomonės, ar ne, ten su to žvėrių maitinimu, kaip jūs pats. Taip, praktiškai girinkija imtųsi kažkokių priemonių, jeigu tikrai būtų kažkoks tas vadinamas anksčiau baltasis badas, kai jau tikrai prasideda žvėrių kažkokie kritimai, tada taip, mes viena iš priemonių pas mus būna drebulių nuleidimas, kad elniniai žvėrės galėtų maitintis žieve medžių šakom. Bet jau senokai tų dalykų netaikom, kažkiek tas klimato atšilimas, kažkiek medžiotojai, aišku, gerokai aktyvesni dabar. Ir, žodžiu, paskutiniu metu be to apseinam. Aišku. Mes girdim čia įvairiausių balsų paukščių. Vat žmonės manęs irgi klausia, jau prieš pavasarį, ką paukščiai veikia, kaip žiemoja, kaip situacija pas jus miškuose žiemą. Aptyla miškas ar pasilieka kas žiemoti? Žiemoti kažkas pasilieka, iš tų stambesnių turbūt paukščių, kur čia įspūdingesnių, aišku, yra pas mus jūriniai ereliai, kurie čia ir peri. Jūriniai ereliai čia miškuose? Taip. Kadangi turim daug ežerų. Tikrai jiem nereikia jūros, jiem tų ežerų maitinimui užtenka. Žiemą, kaip nekeista, tie jūriniai ereliai nesimaitina nei žuvim, kadangi ežerai užšalę. Ir tų paukščių nelabai jie pagauna, jie daugiausiai maitinasi kritusiais laukiniais gyvūnais. O iš kitų paukščių, aišku, yra visat miške pamatysi kiekštą, visat pamatysi kranklį. Taip. Pamatysi zilučių pulką, kai tą zilučių pulką susibūrė, sakykime, bukutis, liputis, kokių 3-4 rūšių zylės, vienas kitas genys ir tas pulkas keliauna po mišką, ten rankiodamas sėklytes, kirminukus kažkokius, ką suranda. Tai jie visa taip kompanija ir perskrenda, ar ne? Kur daugiau maisto, kur kažkokios geresnės vietos. Ar laukiat pavasario? Be abejo. Miškai jau šiek tiek juntamas. Labai nežymiai, bet jau truputėlį juntamas. O čia pas jūs fotoaparatas toks nemažas. Nu, taip. Fotografuojate? Taip, esu gamtos fotografas. Nuo vaikystės turbūt įklimpęs į tą reikalą ir pakankamai daug fotografuoju. Visą laisvalaikį, galima sakyti, skiriu fotografijai. Ar yra toks paukštis ar žvėris, kurį visada trokšta širdis pamatyti, ateini į mišką ir šitą paukštį, sakykime, ar žvėrį norėčiau pamatyti. Yra tokių sąraše kažkokių laukiamų, ar kur širdis atrodo suvirko, pamatant. Kažkada buvo kurtiniai, tie terminai. Dabar jau, kaip sakant, su amžiumi prisidžiūri visko ir jau taip negali sakyti, kad pamačius būtent suvirpa širdis. Tai paukščiai tikrai įdomus, gražus, traukia, bet jie matyti yra. O vilką iš arti, ar teko fotografuoti, pamatyti? Vilką teko fotografuoti, bet tai buvo labai seniai. Šiaip turbūt pirmoji laukinio vilko nuotrauka Lietuvoje daryta, tai ir buvo mano, bet palyginus su to, kas padaroma dabar, tai buvo jau smulkmena. Bet palaukit, pirmoji nuotrauka? Taip, bet dabar tai yra visai kitos technologijos, visai kitos galimybės, tų vilkų nuotraukų per metus padaroma kelios dešimtys. Aš girdėjau, kad ir jūs gerai įvaldęs esate ir raštą? Rašau, taip. Rašau. Dabar net sunku pasakyti, kiek aš tų knygų yra išleidęs. Vienintelė esu išleidęs, kuri yra tikrai mano, tai Labanoro girioje. Kitas jau leidom su kolegom, su Rimantu Nalivaika, su Romualdu Barausku. Straipsnius rašau apie miškininkystę, apie gamtą.
Oho, kiek čia inkilų prikrauta. Ruošiamės inkilų kelimo šventai. Nuo senų laikų, turbūt nuo Tado Ivanausko netgi laikų užsilikusi tokia tradicija, kad kiekvieną pavasarį miškininkai ir gamtos bičiuliai kelia inkilus. Ir dabar irgi mes kažkur iškeliam apie 100 inkilų. Bet čia pas save girininkijoje? Jo, būtent girininkijoje. Iškeliam 100 inkilų ir kovo 15 pas mus vyksta inkilų kėlimo šventė, kur dalyvauna visi norintys. Kartais tai būna darželinukai, kartais mokiniai, kartais tiesiog taip kažkokie gamtos mėgėjai atvažiuoja, padedam juos iškelti. Pabendraunam, pavaikštam po mišką. O kada geriausia kelti inkilus? Šiaip žmonės kažkaip įpratę, kad inkilai keliami tik pavasarį. Taip nėra. Inkilus galima kelti bet kurio metų laiku. Paukščiai pripranta prie tų inkilų, juos suranda. Bet to inkilai juk tinka ne tik paukščių perėjimui, jie tinka ir paukščių žiemojimui. Nakvojimo ir ne čia kaip koks viešbutė, žodžiu, ir gali gyventi ir nakvoti. Paukštis, jam paukščiai yra žiemojančiam zylutė arba geniui, yra viena šilčiau, nepučia vėjas, kita inkilas apsaugo ir nuo plėšrūnų, nes naktį ar kiaunė, ar pelėda ten tupinti ant šakos paukščiuką labai lengvai gali pasičiupti, o inkilė jau jam saugiau yra. O čia dabar mes matom, jau aš pažįstu čia tokį kaip mėlynai zyliai, gal net margasparniai musinukiai, o gal ir didžioji čia zylutė. Jo, čia yra 2,8 cm landa ir būtent va šitie minėtam paukščiukam jinai tinkama. Didžioji zylė jau ko gero ir neįtilptų į jau nebent lieknesnė kokią bandyti. Nebent lieknesnė, taip. bet sunkiai. O tarp paukščiukų konkurencija didelė. Jeigu skylutė yra didesnė, vadinasi didesnis paukščiukas įtelpa ir jau mažesniam paukščiukui praktiškai nelieka vietos. Didesnis išvaro. Ir kiek paukščių skirtingų rūšių renkasi inkilus? Pakankamai daug. Tai zylės, 3-4 rūšis turbūt inkiluose peri, ilgauodegiai inkiluose peri. Taip. Musinukės peri, žalvarniai, kukučiai, pelėdų daug rūšių peri inkiluose. Pakankamai daug. Nemažai pasirenka. Taip, netgi antys, dančiasnapiai peri. O kaip dar miškininkai, girininkai padeda miške šiems uoksiniams paukščiams? Tik inkilus keliate, o jūs, pavyzdžiui, vis tiek prieš kirtimus paliekat stuobrius, senolius medžius? Taip. Pirmiausia yra uoksinių medžių atrinkimas, visą laikotarpį vyksta. Kažkur tiesiog dirbdami miškuose pamatom uoksinius medžius, visada jį atžymim, visada konkrečiai medį dažais atžymim. Paskiau įsirašom pas save į dokumentus, kad žinotume, kur tas yra, jeigu kažkada kirtimas bus projektuojamas toje vietoje, kad žodžiu jis nebūtų iškirstas. Iš kitos pusės taip, ten, kur rėžiamos biržės kažkokiam kirtimam, taip, paliekama visada visi uoksiniai medžiai, bet to paliekama sausuolių, paliekama stuobrių. Tai yra palikta, nėra taip, kad iškerta? Ne, kad šiais laikais, kad visiškai plynai būtų nukirsta nieko nepaliekant, tikrai nebūna. Tai atkreipėte tai. O dabar noriu aš nusipirkti inkilą, kaziuko mugė. Ne už kalnų, ar ne dažniausiai pavasarį, žmonės eina, renkasi, į ką atkreipti žmogui dėmesį, kad nusipirkti tinkamą, gerą inkilą, o ne tokį, kad ant spintelės svetainiai pasidėtum kaip grožį. Be abejo, mugėse tie inkilai gaminama dažnai dekoratyvūs, gražūs. Paukščiai tas nekenkia, jie be abejo gali būti dekoratyvūs, gražūs, bet atkreipti dėmesio turbūt pirmiausia norėčiau, stogelis turi tikrai patikimai apsaugoti nuo lietaus. Landa neturi būti, jinai su inkilo dydžiu neturi kontrastuoti. Jeigu šitam inkilui padarytume 6 cm landą, be abejo, kad jį netiktų jokiam paukščiui realiai. Tiesiog didelis paukštis nerastų vietos savo. Jo, o mažas paukščiukas būtų nesaugus, nes įlįstų plėšrūnas. Aha, tai reikia atkreipti dėmesį į landą, į stogelį. Taip, ar ne? Į galimybę pakabinti be abejo ant medžio. Ar tai nėra žalios lentos, kurios, inkilas tiesiog būtų sunkus ir bedžiūdamas jis sutrukinėtų, suplišinėtų.
Tai iš tokių vat, šviežiai lentų pagamintų geriau inkilo negaminti. Jo, geriau inkilo negaminti. Ypač būna, kad plyšta priekinė sienelė, pasidaro plyšys, gali net paukščio koja įstrikti, tai polakai. Tai nesaugus. Nesaugus. Ar laukiat jūs spalvotų inkilėlių miškuose? Vat žmogus sugalvojo spalvotų ryškų inkilą, ar nusipirko, nusidažė su vaikais, kas gal smagu, sakykim, vaikams užsiėmimas toks yra, bet ar miške gali kabėti tokie inkilai? Iš principo kabėti gal gali, bet jie jau nedera prie miško aplinkos, jau tai nėra labai malonu, nėra labai gerai. Natūralus medis yra natūralus medis, iš vidinės pusės netgi lenta turėtų būti neobliuota, kad paukščiukas geriau galėtų išlipti. Iš lauko pusės obliuota, vadinasi, lygesnė, greičiau, mažiau vanduo užsilaiko, greičiau išgaruoja, mažiau pūsta. Tai žodžiu, tu kai gamini inkilą, arba per kitai dar turi žiūrėti, arba žinoti, kokios viduje lentelės yra, ne? Nes jeigu, kaip supratau, obliuotos, tai yra, reiškia lygios, tai paukščių bus sunkiau išlipti, jis vėlgi nesaugus yra, ne? Inkilas yra toks. Ir inkilų esu matęs keramikinių netgi tokių. Urėdijai nekeliate? Urėdijai tokių nekeliam, bet iš principo ir keramikiniai būna cemento ir piuvenų mišinio. Aš tai žiūrėčiau jos gan teigiamai, kadangi jie yra ilgalaikiai. Taip. Tik tai vienas minusas yra, kad vis tik inkilus reikia valyti, nes paukščiukai patys jų neišvalo. Jie kiekvieni metai prineša, bet tai kaupėsi, kol susikaupia iki landos ir jau tada ir plėšrūnų lengvai pasiekiama ir parazitų prisivėsia ir taip toliau. Tai žodžiu, ar tai bus medinis, ar tai keramikinis, jam reikalinga priežiūra. Tai žodžiu, tinginiams inkilų geriau net ir neįsigyt? Beveik taip. Valantys inkilus yra varnėnai, kurie tikrai patys sugeba įsivalyti. Ir yra pelėdos dančiasnapiai klikuolės, kur nieko neneša tiesiog į inkilą, tai tas valymas nėra aktualus. Taip, visiems kitiem paukščiukam. Kaip peri, kaip randa, ten žmonės, žinau, pjuvenas gerai įdėti, ar ne, ten dančiasnapiam pelėdom kartais įdeda. Nu, sakyčiau, drožlės gal geriau, drožlės mažiau tepusi. Drožlės kartais durpės deda. Į tokius inkilėlius. Tai kaip aš supratau, jau mes sužinom tokias pagrindinės techninės savybės. Dabar man labai įdomu, mums reikia jį išvalyti. Jūs spėjat išvalyti, juk tiek inkilų iškeliat miškuose? Nesakyčiau, kad mes visus spėjom išvalyti, bet didelę dalį išvalom. Išvalot, ar ne? Ir matau, čia yra 2 varžteliai, ne 4, gal čia irgi viršui dėl to tokia konstrukcija padaryta, kad... Jo, kadangi gamintojai būna įvairūs, vieni varžtelius daro, kiti tiesiog vinukus nepilnai įkaltus palieka, kad būtų lengviau ištraukti, išvalyti. Tai toks praktiškumas. Jo, praktiškumas. Aišku. Dabar, tarkim, mes pakabinti galim? Taip. Inkiliuką šitą. Pakabinsimės ant berželio. Sakykim taip. Į kurią pusę atsukti inkilą, kad paukščiai apsigyventų? Šiaip rekomenduojama dažniausiai pietryčius. Tai aš čia jau vietą nelabai gerą parinkau. Galbūt, bet šiaip gamtoj pasižiūrėjus, kaip pavyzdžiui geniai, melėtos iškala savo uoksus, jie kala į įvairias pusės. Taigi taip kategoriškai sakyti, kad būtent pietryčiai, negalėčiau. Tai paukštis, kai atskrenda, nežiūri, kur šią. Jis ieško būsto, vietos, kur galėtų perėti. Galbūt jam tik tai mažiau tinka vakarų pusė, kadangi lietus vėja pas mus daugiau iš vakarų pusės, vadinant, daugiau gali prilyti. Vengti vakarų pusės, geriausiai pietryčiai, pietų pusė, ar ne? Taip. O dabar mes jį pakabinom, inkilėlį. Ar jis taip gerai pakabintas? Esu matęs, žmonės kabina taip inkilus, kiti paverčia žemyn. Yra skirtumas? Šiek tiek yra skirtumas, iš paversto žemyn, va taip lengviau paukščiukų jauniklių išlipti. Ai, tai nėra blogai? Tai nėra blogai. Aha. O šiaip reikėtų, kažkiek stabiliau. Tas inkilo judėjimas nėra paukščių, kad taip jau visai nepriimtinas, bet jeigu inkilas kabo kuo stabiliau, to geriau. Saugiau gal taip paukščiai jaustis. Esu matęs žmonės kartais ir skylutes išgręžia dugnelyje inkilose. Gal čia dėl tos drėgmės, kad ten pasišalintų? Turbūt. Mes nepraktikuojam to, bet iš esmės tai nėra blogas dalykas. Jeigu apačioje yra tarpeliai, gal net ir gerai, kad šiek tiek ar ne, kad ta drėgmė pasišalina. Jeigu pakliūna per landą kažkiek tai to lietaus ar kažkokios drėgmės, jinai turi galimybę išsisukti.
Jonai, kaip jūs vertintumėt savo kolegų girininkų poveikiu vietinių paukščių populiacijai? Na, aš nesu toks didelis optimistas, kad sakyčiau, mes galim labai ženkliai tą populiaciją pagausinti. Bet manau, mūsų uždavinys bent išlaikyti stabilią populiaciją, nes turbūt girdisi spaudoj, žiniasklaidoj, ant kiek mažėja populiacija laukuose, pievose. Taip, vos ne 50% gal nukrito. Miškuose paukščių perinčių, gyvenančių populiacija daugmaž stabili. Jeigu, kažkiek gal yra kritusi, bet tai praktiškai paklaidos ribose. Pagerint gal galima vis tiek tai laikyti Tikimės. atstumus nuo lizdų, ar ne? Taip, lizdų saugom. Pirmiausia, plėšriųjų paukščių, ten erelių žuvininkų, jūrinių erelių. Yra nustatytos zonos, jos yra griežtos, kirtimo taisyklėse įrašytos ir šitoj zonoje darbai yra nevykdomi. Taip pat juodajam gandrui yra nustatyta 200 metrų atstumas nuo lizdo, kur nevyksta pagrindiniai kirtimai. Aha. O ir ten ir trikdymui, man atrodo, yra išplėstos zonos, ar ne, jeigu dėl paukščių trikdymų? Jo. Taip pat ir kiekvienam atskiram plėšriajam paukščiui yra skirtingi atstumai. Suopiui nėra atstumo, kadangi suopis nėra raudonoji knyga, suopis yra dažnas mūsų paukštis, tik saugomas konkrečiai lizdas, kadangi jame gali kažkas perėti ir kitas ateiti. Retesniem paukščiam, raudonosios knygos paukščiam, plėšriem, stambiem, taip yra kiekvienam numatyta tam tikra zona. Aišku. Nuo 200 metrų, sakykime, taip, iki 50 metrų sakalam. Aha, priklauso kokia paukščių rūšis. Jo. Jonai, mes tikriausiai žiūrovus galim pakviesti kovo 15 dieną vykti žmonės kur? Šiuo atveju kovo 15 dieną, 10 valandą prie Vaišniūnų girinkijos pradedam tą inkilų kėlimo šventę ir be abejo tiek vietinius, tiek tolimesnius kviečiu tenai dalyvauti aktyviai. Darbuosimės? Be abejo. Ir ne tik Vaišniūnuose, bet ko gero visoje Lietuvoje girininkijos organizuos tokius renginius, ar ne, kada bus keliami inkilai ir bus padedama paukščiams. Taip. Be abejo, tai žmonės turėtų sudominti. Tai yra galimybė pabūti gamtoj, tai yra galimybė prisidėti prie paukščių, aplamai gamtos apsaugos. Ir pačiam antrą kartą sugrįžus į tą mišką jau bus žymiai maloniau matyti tą pakabintą inkiliuką, pasižiūrėti, ar jame kažkas gyvena ir panašiai. Ačiū, Jonai. Buvo nuostabu susitikti, išgirsti puikias miško istorijas. Dėkui Jums. Iki kitų kartų.